Jei auginate mokyklinio amžiaus vaikus, puikiai žinote, kiek įtampos atsiranda paskutinėmis rugpjūčio savaitėmis. Vaikų norai neišsenkantys, o apsilankius parduotuvėje galva sukasi nuo prekių įvairovės. Kiek žada išleisti mokyklinėms sūnaus prekėms, paklausėme ir mamos Ievos. Vasarą pailsėjom visą Liepą, pasiruošėm jėgomis, pasikrovėm saulės energijos, pabuvom prie jūros ir dabar jau gavom iš savo mokytojos, būsimosios pirmokų, ilgą sąrašą su daug punktų. Aišku, pirmu numeriu mums reikia kuprinės. Tai kuprinės teiraujuosi ir pas draugės ir konsultuojuosi su specialistais, kas parduotuvėse, bet, sakysim, pagrindas yra tai, kad būtų plačios petnešos, kiek mes girdėjom, ir turi būti vaiko atramėlė, kuri tą svorį atremtų, kadangi vyrukas mūsų smulkus, nors yra raumeningas. Nu tai dėkime čia. Čia vienas skyrius. Čia kitas skyrius, sąsviniam galbūt, o čia galbūt penalai tiktų. Va, jau rašalinis yra plunksnakotis, jisai 10 eurų kainuoja. Tai tu išsirinksiu nuo dabar, kuris. Va, teptukai bus reikalingi, ir maži, plonesni ir storesni. Ir dažai. Taip, dėk, kokie čia, ar čia linijom, ar čia langeliais sąsvinys. Langeliais, čia bus matematika. Kuprinių kainos svyruoja nuo 15 iki 100 eurų. Tačiau kitos mamos patikino, kad nusipirkus gerą kuprinę, ji gali tarnauti ne vienus metus, tad tam taupyti nederėtų. Kanceliarinės prekės kainuoja apie 20–30 eurų. Tiesa, čia irgi galima pataupyti, jeigu vaikas yra pareigingas ir pieštukinę, rašiklį ar liniuotę išsaugo ne vienus metus. Daugiausia kainuoja uniforma ir sportinė apranga, tačiau tai vėlgi priklauso nuo tėvų apsukrumo. Pernelyg išlaidauti nesiruošia ir Bernardo mama Ieva.